Pirmas skyrius – teisės pagrindas, teisinių sistemų įgyvendinimas. Teisinė valstybė yra bet kurios teisingos ir stabilios visuomenės kertinis akmuo. Teisės aktai ir administraciniai sprendimai kruopščiai parengti suteikia tvarkos ir nuspėjamumo pagrindą. Tačiau jų sukūrimas yra tik pradžia. Tikrasis išbandymas slypi jų įgyvendinime, įkvepiant gyvybę žodžiams ir principams, išraižytiems ant popieriaus. Teisės aktų įgyvendinimas nėra vien biurokratinė užduotis. Tai menas, reikalaujantis kruopštaus apsvarstymo, strateginio planavimo ir įsipareigojimo laikytis įstatymo dvasios. Koordinavimas ir priežiūra yra nepaprastai svarbus šioje srityje. Įvairios vyriausybinės agentūros, suinteresuotosios šalys ir piliečiai turi dirbti išvien, kad užtikrintų sklandų vykdymą. Kiekvienas subjektas atlieka labai svarbų vaidmenį, nuo įstatymo niuansų interpretavimo iki praktinių gairių ir procedūrų rengimo. Šis koordinuotas šokis užtikrina, kad įstatymo intencija virstų apčiuopiamais veiksmais, darančiais įtaką tiems, kuriems jis skirtas. Be to, norint veiksmingai įgyvendinti, būtina sukurti patikimą skundų ir dokumentų tvarkymo sistemą. Piliečiai ir suinteresuotosios šalys turi turėti prieinamus kanalus, kad galėtų išsakyti problemas, ieškoti paaiškinimų ar pranešti apie galimus pažeidimus. Šie kanalai yra tarsi grįžtamosios informacijos kilpos, suteikiančios vertingų įžvalgų apie įstatymo poveikį ir visus nenumatytus iššūkius. Skaidrus ir efektyvus šių sąveikų valdymo procesas skatina pasitikėjimą ir atskaitomybę. Tai yra būtini sėkmingo įgyvendinimo elementai. Antras skyrius – harmonijos užtikrinimas, koordinavimas ir atitiktis veiksme. Bet kurios teisinės sistemos sėkmė priklauso nuo atsakingų subjektų gebėjimo įveikti sudėtingas problemas ir jas spręsti. Įgyvendinimas dažnai atskleidžia nenumatytų iššūkių, todėl reikia gebėti prisitaikyti, spręsti problemas ir rasti sprendimus, neperžengiant įstatymų ribų. Nesvarbu, ar tai būtų neaiškumų išaiškinimas, prieštaringų aiškinimų suderinimas, ar nenumatytų pasekmių sprendimas, labai svarbus yra aktyvus ir į sprendimus orientuotas požiūris. Rekomendacijų ir nurodymų vykdymo priežiūra yra dar vienas itin svarbus įgyvendinimo aspektas. Įstatymai dažnai nustato bendrą sistemą, palikdami erdvės aiškinimui ir pritaikymui konkrečioms aplinkybėms. Čia pradedamos taikyti atitinkamų institucijų gairės, rekomendacijos ir nurodymai, kuriuose pateikiamos konkretesnės nuorodos. Reguliariai stebėti ir vertinti šias direktyvas yra labai svarbu siekiant užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, kad jos duotų laukiamų rezultatų ir prisidėtų prie bendro įstatymo veiksmingumo. Informacija yra veiksmingo įgyvendinimo gyvybės šaltinis. Tiksli, naujausia ir prieinama informacija suteikia galių visoms suinteresuotosioms šalims. Valstybės institucijoms reikia išsamios informacijos, kad galėtų priimti pagrįstus sprendimus, stebėti pažangą ir užtikrinti atitikti. Piliečiams reikia aiškios ir prieinamos informacijos, kad jie suprastų savo teises, pareigas ir tai, kaip įstatymas juos veikia. Todėl patikima informacijos valdymo, naudojimo ir sklaidos sistema yra labai svarbi norint sėkmingai įgyvendinti. Trečias skyrius – kompleksiškumo įveikimas, įgyvendinimo iššūkių sprendimas. Planavimas yra veiksmingo įgyvendinimo pagrindas. Prieš įsigaliojant įstatymui, labai svarbu kruopščiai planuoti, kad būtų galima numatyti galimus iššūkius, veiksmingai paskirstyti išteklius ir nustatyti aiškius terminus. Tai apima pagrindinių suinteresuotųjų subjektų nustatymą, jų vaidmens ir atsakomybės apibrėžimą ir išsamių veiksmų planų parengimą. Kruopštus planavimas sumažina netikėtumų, palengvina sklandesnį įgyvendinimą ir padidina tikimybę pasiekti įstatyme nustatytus tikslus. Europos skaitmeninių paslaugų aktas, svarbus teisės aktas, kuriuo siekiama reguliuoti skaitmeninę erdvę, yra įgyvendinimo sudėtingumo pavyzdys. Dėl plataus masto nuostatų būtinas glaudus nacionalinių vyriausybių, ES institucijų, technologijų bendrovių ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimas. Aktyvus dalyvavimas darbo grupėse, gerosios patirties mainai ir vykdymo užtikrinimo veiksmų koordinavimas yra būtini norint pasiekti sėkmės. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis yra nepaprastai svarbus įgyvendinant įstatymus ir administracinius sprendimus.
Įstatymai dažnai susikerta, todėl reikia koordinuoto požiūrio, kad būtų išvengta konfliktų ir užtikrintas nuoseklumas. Valstybės institucijų bendradarbiavimas tiek šalies viduje, tiek tarptautiniu mastu yra būtinas norint dalytis informaciją, derinti strategijas ir demonstruoti vieningą frontą. Tokia bendradarbiavimo dvasia skatina holistinį požiūrį į įgyvendinimą, maksimaliai padidinant įstatymo veiksmingumą ir sumažinant neatitikimus. 4 skyrius – skaidrumas ir bendradarbiavimas. Veiksmingo valdymo ramsčiai. Skaidrumas ir įrodymais pagrįstas sprendimų priėmimas yra neginčijami principai įgyvendinant įstatymus. Skaidrumas stiprina pasitikėjimą, nes užtikrinama, kad visos suinteresuotosios šalys turėtų prieigą prie atitinkamos informacijos, suprastų sprendimų priėmimo procesus ir galėtų reikalauti atsakingų subjektų atskaitomybės. Sprendimai turėtų būti grindžiami įrodymais, naudojant duomenis, tyrimus ir ekspertų analizę, kad būtų galima vadovautis įgyvendinimo procesu ir užtikrinti jo atitikti įstatymo tikslams. Priemonės ir metodai atlieka labai svarbų vaidmenį siekiant šių tikslų. Technologijos, ypač mūsų vis labiau skaitmeninėme amžiuje, suteikia galingų duomenų rinkimo, analizės ir sklaidos priemonių. Veiksmingas šių priemonių naudojimas gali supaprastinti procesus, pagerinti sprendimų priėmimą ir padidinti skaidrumą. Nemažiau svarbu yra skatinti nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo kultūrą, reguliariai vertinant įgyvendinimo strategijų veiksmingumą ir jas prireikus koreguojant. Apibendrinant, galima teigti, kad įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimas yra sudėtingas procesas, reikalaujantis kruopštaus planavimo, glaudaus koordinavimo ir įsipareigojimo laikytis skaidrumo ir atskaitomybės principų. Tai yra nuolatinis procesas, reikalaujantis nuolatinio prisitaikymo, mokymosi ir atsidavimo, laikytis įstatymo dvasios ir raidės. Taikydami šios principus ir veiksmingai naudodami turimas priemonės, galime siekti sukurti teisinės valstybės principais grindžiamą visuomenę, kurioje vyrautų teisingumas ir sąžiningumas.